Tai tęsiant įvadinio pristatymo mintį apie pokyčius, matom, kad infrastruktūros sektoriui vyksta tie pokyčiai, sektorius išmanėja, tobulėja, robotizuoja, skaitmenizuojasi ir jau yra pakankamai subrendęs, kad kalbėti ir pakankamai plačiai apie tvarumo problemas arba tvarumo iššūkius, galimybės ir ką tai gali atnešti sektoriui. Tai kita mūsų rubrika Tvarumas kelių infrastruktūros projektuose. Turėsim galimybę išgirsti Švedijos patirtį, turėsim jungtinį pranešimą. Pirma bus Paulius Grigaliūnas, UAB Tyrens Lietuva, tvarumo ir inovacijų skyriaus vadovas. Ir turėsim jo kolegę iš Švedijos, Rebeka Larson, tvarumo konsultantė, Tyrens Sverige AB. Tai kviečiu Paulių ir po to, aišku, kaip ir visada, diskusija. Ačiū Rytai už puikų pristatymą apie tai, ką mes kalbėsim. Iš tikrųjų, tai taip, turėsime jungtinį pranešimą, turėsim truputėlį tokį įžanginį žodį apie tai, kas yra tvarumas, nes iš esmės, kalbant apie tvarumą įvairiais formatais, jaučiam, kad dar tokio bendro vaizdo tarp rangovų, tarp projektuotojų, tarp mokslo dar nėra. Matom ir girdim daug labai gražių žinučių, kaip viena ar kita sritis dekarbonizuojasi. Lietuvoje turim gražių pavyzdžių, kada jau ir žaliasis vandenilis tampa kuru, kurį mes pradedam naudoti ir įveiklinam. Bet tokio tarsi bendro paveikslo arba bendro sutarimo, bendrų diskusijų, kas tas yra tvarumas, kaip kiekvienas iš jūsų, iš mūsų galim prisidėti, toks atrodo, tarsi dar trūksta. Tai norim pakalbėti apie du tokius esminius pjūvius tvarume. Tai yra tokia, vadinkim, politinė kryptis. Iš politinės pusės, kas mus motyvuoja imtis daugiau infrastruktūrai daryti tvarumo. Ir antroje dalyje kolegė iš Švedijos pristatys, kaip Švedija pradėjo, kokiu keliu nuėjo ir kokius rezultatus šiai dienai turi būtent jau tokioj kietoj techniniai srity. Tai yra pačioj infrastruktūros statybai, kokius sprendimus daro, kad galų gale po 2-3 metų įvykdžius projektą jisai vadintųsi tvarus. Kaip motyvacija apskritai kalbėti apie tvarumą infrastruktūroje, tai galėtų būti labai aiškus skaičiai, už kokį CO2 kiekį mes kaip infrastruktūrininkai arba statybos ir ties atstovai atsakome. Tai sakykime, industrija 31%, tai kur įeina ir cementas, ir metalo perdirbimas ir gamyba, ir įvairūs kiti statybos procesai, ir taip pat transportas. Dešiniai pusiai, kad suprasti, tai pagrindinė turbūt žinutė yra ta, kad statybos procese daugiausia poveikio per CO2 pėdsaką yra sukuriama procesuose, kurie yra susiję su kelių danga ir dėvėjimuose, taip pat paviršinės nuotekos, paruošiamieji statybos darbai, bet taip labai trumpai apibendrinant, tai medžiagos ir su medžiagom susiję procesai, tai sudaro apie 70% viso statybos proceso sukuriamo poveikio. Pačioj pradžiai paminėjau, kad tarsi, atrodo, kad tas tvarumas yra labai tokia neaiški sritis, arba, sakykime, labai daug yra krypčių, labai daug yra dedamųjų, labai daug galima kur nueiti ir ką veikti. Tai paminėjau, kad viena kryptis, kuri yra tokia, sakykime, ES mastu dabar yra priimti, tai yra tiesiog politinė kryptis. Tai yra bendri susitarimai ES, į kur visgi mes finansuojam savo uždirbamus pinigus arba į kur kreipiam lėšas. Tai, jeigu tai paprastai žiūrint, tai yra tam tikri, kaip čia pasakyti, tam tikri tokie lygmenys, tai yra globalus Paryžiaus susitarimas, po jo sekė ES žaliasis kursas, ir iš to žaliojo kurso dar buvo suformuoti ir pagrindiniai tikslai, kad mes turime iki 30 metų sumažinti įvairias sukuriamas emisijas 55%, o iki 50 turime tapti neutralus klimatui žemynas. Ir iš to sekė daug politikos krypčių, daug atskirų priemonių, direktyvų, įstatymų, iniciatyvų. Ir dešiniai pusiai, čia aš išrinkau labiausiai, sakykime, tokias mūsų liečiančias, tai yra mūsų kelių sritį arba infrastruktūros sritį kuriamas politikos kryptis.
Tai daug kas dabar kalba apie CSRD, tai yra tvarumo raportavimo direktyva, kuri tikrai paliečia turbūt daugelį ir iš jūsų, ypatingai didesnės rangovinės kompanijas, viešųjų pirkimų direktyvos, kurios skatina imtis tam tikrų reikalavimų ir juos dėti į tiesiog viešuosius pirkimus. Taksonomija, direktyva dėl švarių transporto priemonių, alternatyvių degalų direktyva, statybos produktų reglamentas, atliekų direktyva ir panašiai. Tai čia yra esmė, kad tai yra tiesiog skatinimo priemonės ir bendras ES, sakykime, pasakymas, į kur mes turime investuoti savo pinigus. Ir tai yra išrinktos būtent tos, kurios daugiausiai susijęs su mūsų infrastruktūros sritimi. Vėliau įvairios šitos gražios iniciatyvos virsta tam tikrais įstatymais arba įstatymais ir kitais teisės aktais jau Lietuvoje. Čia vėlgi išrinkau esminius politikos kryptis ir dokumentus, kurie bent kažkiek kalba apie tai, kur turi būti investuojama, kad siekiant, sakykime taip, mūsų srityje įgyvendinti tam tikrus tvarumo reikalavimus. Tai kaip pavyzdys galiu paminėti nacionalinės energetikos ir klimato srities, toks NEX dokumentas, jame pavyzdžiui kalbama, kad reikia sukurti statinių gyvavimo ciklo modelį arba modeliavimo metodiką ir aš labai tikiuosi, kad mes šiandien turėsime laiko apie tai pakalbėti, kaip tas modelis galėtų būti pritaikomas ir infrastruktūros srityje. Švedijos pavyzdys rodo, kad bendras CO2 skaičiavimas arba ŠESDO skaičiavimas per visą projektą remiantis LCA metodika veikia, tai pasižiūrėsime, kaip Švedija tuo keliu nuėjo ir kaip jiems sekasi. Na ir prieš perdodant žodį kolegijai Rebekai, kuri papasakos grinai jau apie tą vadinamą tokią jau kietąją infrastruktūrinę sritį, kai jie stato arba rekonstruoja projektus, kelius, kokius daro žingsnius, skatinimo priemonės tam, kad inicijuoti tam tikrus medžiagų gamintojų norus arba pokyčius, kad jie imtųsi tam tikrų tvarumo projektų statybos metu, projektavimo metu. Tai noriu pabrėžti, kad apskritai, jeigu mes kalbam apie tvarumą, tai galim kalbėti apie labai daug tokių tvarumo pjūvių. Gali būti įmonės tvarumas, tai yra visa veiksmų, kaip sakyti, daromų veiksmų visuma, kad pati įmonė taptų tvari arba atitiktų tam tikrus reikalavimus. Tada gali imti bet kokius energetikos, žaliojo kūro pjūvius ir galima imti tam tikrą statybos sritį, kaip šiuo atveju yra apibraukta žaliai. Mes šiandien antroji daly kalbėsim apie kelių infrastruktūrą ir tiesiog, kad būtų naudojami teisingi terminai. Tai Švedijoje, Norvegijoje, Skandinavijoje, jeigu mes kalbam apie kelių, būtent techninės infrastruktūros tvarumą, tai yra naudojama žodis klimat. Ir tai reiškia, kad mes kalbam, galima sakyti, tik apie pačio kelio statybos projektavimo metu sukuriamą poveikį ir galimą jo mažinimą. Tai šiandien antroji daly bus kalbama apie tai. Labai svarbus akcentas tai yra, ką Europa iš tokių rekomendacijų siūlo daryti, kad paskatintume tvarumą keliuose. Tai, dar šią vasarą teko daryti tokią savotišką, vadinkim, studiją ir pasižiūrėti, kas naujausio vyksta būtent toj skatinimo srityje, kad keliuose ir infrastruktūroje to tvarumo daugėtų. Tai, išryškėjo tokios dvi kryptis. Vienos šalis, čia viršūnė yra kai kurie pavyzdžiai, vienos šalis pasiema kriterijų sąrašą ir tam tikriems kriterijams, startuojant projektui techninėse specifikacijose, suteikia, sakykime, tokią pirmenybę ir teikia tam tikrus, sakykime, tai duoda papildomus taškus už tai, kad įmonė ne pigiausiai pastatys kelią ir suprojektuos, bet už tai, kad pritaikys bent vieną iš galimų kriterijų, kurie yra apie tvarumą. Čia tikrai yra ne pabaiga, bet čia yra toks, ES žaliųjų pirkimų, vadinkim, dokumento ištrauka su galimais kriterijais. Kitosgi šalis renkasi vis tik tais bendrą buvę ciklo vertinimą, kada jos liepia arba nurodo
projektavimo metu nustatyti viso projekto įgyvendinimo metu sukuriama ŠESDO poveikį nuo projektavimo, įskaitant ir medžiagų gamybą, įskaitant ir statybos darbus, eksploataciją galbūt arba pirmąjį remontą ir panašiai. Tai akcentas dedamas, kad Skandinavija nuėjo vis tik tai tuo dešiniuoju keliu, tai yra LCA vertinimo keliu. Ir kolegija būtent apie šį metodą labiau kalbės, nesigilindama į kažkokias atskiras kriterijų taikymo sritis. Na ir pasižiūrėjus jau taip visiškai techniškai į Lietuvos žaliųjų pirkimų, sakykime, įstatymą arba žaliųjų kriterijų taikymo įsakymą, tai šiai dienai lapkričio 1 dienos suvestiniai redakcijoje LCA vertinimas jau yra nustatytas, antra eilutė, yra iš esmės dabar šiai dienai galiojantis toks įsakymas. Pirmoji 26.1 reikalavimas skelbiant naujus projektavimo ir statybos projektus, tai kad tiekėjai būtų įsidiegę LST ISO 14001, tai čia jau tikrai nėra naujiena. Ir antrasis reikalavimas tai yra pasirinkti ne mažiau kaip 2 iš šitų 3 išvardintų reikalavimų, kurie jau turi atsidurti techniniai specifikacijų arba pirkimo dokumentus. Ar tai veikia, turbūt diskusijos metu galėsim plačiau padiskutuoti. Bet iš esmės, pirmas tai yra reikalavimai antriniams žaliavoms ir jų pernaudojimui projektuose. Šitas reikalavimas eina kartu su šiltųjų asfalto mišinių panaudojimo projektuose ne mažiau kaip 20%. Tada antrasis reikalavimas nustatyti CO2 pėdsaką viso projekto vykdymo metu. Ir trečiasis, ne mažiau kaip pusę išlaidų statybos produktams turi sudaryti išlaidos turintiems EPD deklaracijas. Tai šiai dienai yra toks įsakymas galiojantis. Matysim, kaip jisai veikia. Aš labai tikiuosi, kad mes turėsim laiko apie jį padiskutuoti ir panelinės diskusijos metu. O dabar žodį perduodu Rebekai, kuri papasakos apie Švedijos patirtį, būtent kaip jie taiko LCA, kokios baudimo priemonės arba skatinimo priemonės taiko savo infrastruktūros projektuose. Ir Rebeka, the stage is yours. Hopefully you can hear us. Yes, I can hear you. Can you hear me? Yes, Rebecca, go ahead. Yeah, please. Okay, thank you so much. Okay, so my name is Rebecca Larsson, and I work at the consulting firm Tyréns Sweden. And my role is a sustainability consultant, and I have worked with many different infrastructure projects in Sweden, both roads and railways. And I am here today to describe how we commonly work with the climate issue in Swedish infrastructure projects. So I will give you an overview of when Sweden started its climate aspirations, what the targets are, and how well we are achieving them. And also I will explain how the Swedish Transport Administration works to reach their climate goals, and what does Tyréns bring to the table. So let's start with an overview of how the climate issue is being governed in Sweden. To do this, I have created this timeline with some of the major events in Sweden's history related to climate policy. Of course, the issue has been addressed for a long time, and more has happened over the years than what I have included on this timeline. However, I believe that a structured effort to reduce Sweden's greenhouse gas emissions and mitigate the effects of climate change started around 1999. At that time, the Swedish Parliament established the national environmental objectives. And later in 2010, the government created a group called the Environmental Objectives Committee. They were tasked with providing the government with proposals on how Sweden's environmental objectives could be achieved. The work of this group, along with the Paris Agreement from the UN Climate Conference in 2016, led the foundation for the creation of Sweden's Climate Act, which became law in 2018. The climate law stipulates that the government must annually present a climate report in the budget proposal. And additionally, every 4 years, the government must develop a climate policy action plan detailing how the climate goals will be achieved.
Also, in 2018, the reduction obligation came into force, which is a law regulating greenhouse gas emissions from certain fossil fuels, such as gasoline, diesel, and jet fuel. However, back in 2015, before the UN climate conference in Paris, the Swedish government felt kind of unprepared. They felt that Sweden hadn't done enough by then. So even though climate laws were under discussion, more needed to be accomplished within a shorter time frame. And this led to the launch of the organization Fossil Free Sweden in 2015. They work toward making Sweden one of the world's first fossil-free welfare nations, and their mission is to identify obstacles and opportunities to accelerate the development within the climate issue. They compile their suggestions into policy proposals for the government and also gather stakeholders to implement relevant measures. So Fossil Free Sweden acts as a bridge between Swedish politics and the business sector. Over the years, they have developed what are called roadmaps, describing how 23 different industries in Sweden can work toward becoming more fossil-free. And these are industries from mining, forest, agriculture, and many more. One of the roadmaps pertains to the construction and civil engineering sector, in which the Swedish Transport Administration has been involved. The roadmaps were first launched in 2018 and have been updated continuously since then. The roadmaps and Sweden's environmental objectives are continuously monitored. And Sweden's national climate goal, which contributes to EU's climate policy goals, is to reduce emissions by 63% by 2030 compared to Sweden's emissions in 1990. Sweden's long-term climate goal is to have no net greenhouse gas emissions into the atmosphere by 2045, and thereafter achieve negative emissions. So, naturally, you are now maybe wondering how it's going for Sweden. The latest numbers are from the end of 2023, which shows that Sweden's greenhouse gas emissions have decreased since 1990 by 38%. So we are on our way towards our goal. So now we have gone through Sweden and how the climate issue is being governed on a higher level. Now we will look into specifically the Swedish infrastructure. So in total, the construction and civil engineering sector today accounts for approximately 20% of Sweden's climate emissions. One of the largest players in Swedish infrastructure is the Swedish Transport Administration, in Sweden called Trafikverket. Their mission is to ensure that Sweden's transportation system functions, and they are the organization I work with the most, so I will now focus on them. The Swedish Transport Administration has formulated their own climate goal, aiming for a climate-neutral infrastructure by 2040 and climate-neutral ferry operations by 2045. And the goal entails both construction, operation, and maintenance, though not the emissions from the traffic traveling on the infrastructure. So, to measure whether they are on their way to achieve these goals, they need to calculate their climate impact. Therefore, in 2015, they developed and launched their own calculation tool for this purpose. The tool is called Climate Calculator and is used in all projects exceeding an investment of 4.4 million euros. A year later, in 2016, the Swedish Transport Administration began introducing climate requirements in their governing documents and in their contracts. They started cautiously and have since 2016 continuously updated and raised the requirements of the percentage by which a project's climate impact should be reduced throughout the planning and construction phase. So, what tools does the Swedish Transport Administration use to be able to reach their climate goals? In broad strokes, they use carefully formulated criteria in their contracts, as well as penalties and bonuses, and their technical tool, Climate Calculator.
Their climate requirements have changed over the years. In 2016, they started incorporating climate demands in the contracts, but only in projects where the construction would be completed and put into traffic after the year 2020. To incorporate climate demands in projects completed before 2020 would have been too big of a challenge since the planning stage was completed for most of those projects. They also started to give bonuses to the consultants and entrepreneurs. Let's see here. Yes, bonuses to the consultants and entrepreneurs if they proposed and carried out cost and climate efficient measures exceeding the climate requirements in that specific project. And now this next bullet point has changed over the years, but back then they made climate criteria for different construction components, such as a bridge, telecommunication facility, concrete tunnel, foundation reinforcement, etc. Instead, today, we always have a climate criteria in percentage, both in the planning phase and another percentage in the construction phase. Also, in the planning phase, we also have to make a climate calculation, as well as document our continuous climate work in the report. Then there are some climate requirements within vehicles and specific materials that always have to be followed through. What I have gone through now is what entails for projects with an investment cost over 4.4 million euros. For projects with a lower investment cost than 4.4 million euros, these are the requirements that has to be met in those projects. If the Transportation Administration doesn't change their working approach in the years to come, this is how we will be working to continuously minimize the infrastructure's climate impact until we reach their goal of a climate neutral infrastructure, which should be met by 2040. And to reach this goal, the climate criteria in percentage needs to increase each year, which is why this next slide is so important. So this is a table from one of the Transport Administration's guiding documents. And this table is what I would call the holy grail for us climate engineers. It presents the climate targets the Swedish Transport Administration has set for each year until 2040. As a climate engineer, I use this table as a guideline for what the minimum climate requirement I should write as a demand for the entrepreneur in the construction phase. The goal for 2025 was to reduce the Swedish Transport Administration's climate impact by 30% compared to emissions in 2015. It is unclear whether they achieved this goal or not, as the latest available information does not specify the actual emissions reductions up to this date. What I can tell you is that in the infrastructure projects I have been a part of since 2019, we have, as climate engineers, been able to decrease different projects' climate impact between 15 to 60% in the planning phase. How much we are able to decrease the impact often depends on type of project and the ambition of the project administration. Does the project managers prioritize the climate question? Is it a railway or a road project? Does it involve tunnels, bridges, or is it a railway project which only constitutes the technical materials of a railway? These details always affect how much we can decrease the climate impact in the planning phase. So, how does the Swedish Transportation Administration enforce their climate requirements? Mostly through money and contracts. Their rules are that the consultant shall, during the planning phase, aim to achieve the climate targets that we saw in the previous slide. If the targets are exceeded, the consultant may receive a bonus. This depends on what is stipulated in the project's contract. If a target is written in as a demand in the contract, the consultant must achieve it. If they don't hand in the proper documentation proving that the target is met, a late delivery penalty is issued per week until the consultant achieves the demand. The amount of the late delivery penalty differs between contracts.
It mostly depends on which year the contract was written, as it has increased over the years. Another rule is that the consultant has to calculate a climate requirement in percentage that the construction entrepreneur must meet during the construction phase. If the construction entrepreneur fails to meet the climate requirements, a penalty of approximately 2.2 euros per kilo of excess carbon applies. If the construction entrepreneur instead exceeds the climate requirements, a bonus of approximately 0.13 euros per kilo of saved carbon dioxide applies. It is during the contract negotiations where the Swedish Transport Administration determines whether bonuses and penalties will be applied and what amounts they will involve. I have two examples of climate requirements in contracts for infrastructure projects here, and this is for the planning phase. So these demands have been put on the consultant, not the entrepreneur in the construction phase. So in 2017, Tyréns won a big infrastructure contract. This contract was written only 1 year after the Swedish Transport Administration started to include climate requirements in their contracts, which is why these requirements aren't particularly hard to achieve. They were: identification of climate and energy measures takes place in a workshop format together with the Swedish Transport Administration after the administration has prepared an initial climate calculation. And the second demand was: in both the first and second part of the planning process, the consultant must submit a climate calculation. In this contract, there were no bonuses and no penalties regarding climate. However, there was the late delivery penalty fee, which meant that we had to carry out the work described in the above requirements before the delivery date to avoid a penalty fee. So, last year, we won another big contract. The climate requirements have now become much more specific and more challenging. They stipulate that we, the consultant, must use certain types of vehicles and fuel when carrying out field work or visits within the project. The other requirement is that we, during the planning phase, have to decrease the climate impact the project will have during the construction phase with 60%. Compared to the climate impact calculated at the very beginning of the project. The penalty for not using the correct vehicles and fuels is between 13,000 euros to 275,000 euros. And to not achieve the requirement regarding a 60% decrease of the climate impact gives no penalty fee, but since it is a demand in the project, it has to be done within the project's timeline and proven by the delivery date. If not, there will be a late delivery penalty fee for every week that the delivery is late. And this fee is 17.5 thousand euros per week, and it can become a maximum penalty fine of 1.3 million euros. And in this contract, no bonuses are given in the planning phase. Rebecca, can you hear us? So, to be able to establish a percentage for the climate criteria, the tool Climate Calculator is used. The end result is a total number of tons of carbon dioxide emissions the project will generate, as well as a chart showing the distribution of climate impact across different types of building components. This project, for example, is a road bridge with a concrete foundation, and the climate calculation shows that concrete makes up for 91% of the project's climate impacts. I wasn't able to translate everything to English, but you can see here, concrete 91%. Rebecca, I'm really sorry, but can you hear us? So I can hear you. Okay. Sorry for interrupting you, but we have to follow the strict timing rules for this presentation. But as you already presented the most important information about how Swedish Transport Administration
controls the CO2 emissions in the projects. Can you just quickly present what kind of measures you apply in your projects in order to reduce the CO2 emissions? That would be really useful to hear Yes. at the moment. Thank you. See here. Okay, so first, we always in the planning phase need to think about optimizing and reducing. So that is always the first step. Then we move on to reuse. Is there an existing facility that we can not demolish, but instead reuse carefully? But when we get to the end of the planning phase, when we have to pick the materials, here are some of those measures. I have chosen the 4 usually biggest contributors to climate impact: concrete, steel, asphalt, and fuel. For concrete, you can mix in alternative binders in the recipe to decrease the amount of limestone, which has a high climate impact. So this is very common in Sweden today, and in the near future, around 2030, there will be a carbon capture and storage facility for concrete on the Swedish island Gotland, and this facility will be selling climate-neutral concrete. And in a more distant future, maybe during the next decade, there will be the same type of facility established in Sweden, but for making climate-neutral steel. But for now, the best we can do with steel is to use as much recycled steel as possible when manufacturing new steel products. Within asphalt, there is some exciting research going on regarding the composition and recipes. I know there's a research project here at Thyrens where my colleague is looking into the recipe to make the asphalt layers smaller. I don't know the English word. Thinner, maybe? Yeah. Thinner, but it will last 20 years longer than today's asphalt. And regarding vehicles and fuel, the most common climate measure is to replace diesel with hydrotreated vegetable oil. It is an expensive measure, but sometimes the most efficient measure an entrepreneur can do to achieve the climate goal in the infrastructure phase. And regarding electrical, the Swedish Transport Administration has put a lot of climate requirements regarding electrical vehicles, both heavy machinery and trucks and smaller cars. So yeah, in Sweden we focus a lot on electricity today and the distribution of it. And I don't know if I have any more time, but hydrogen is very, very new in Sweden. I would just say that. Thank you, Rebecca, so much for insights from Sweden. Thank you. And Thank you. Keep in touch. You too. O toliau seka diskusija. Į sceną noriu pakviesti diskusijos dalyvius. Tai Vytis Žalimas, LTG Infra generalinis direktorius. Turėjo prie mūsų prisijungti Marius Švaikauskas, Via Lietuva generalinis direktorius, bet svarbus reikalai pamaišė, tai prie mūsų prisijungs Justas Norbutas, planavimo skyriaus vadovas Via Lietuva. Ir gerbiama Asta Rokickienė, aplinkos ministerijos, architektūros ir statybos politikos grupės vadovė. Tai tęsiant tvarumo temą, turbūt pačioj pradžioj svarbu susitarti, kas kiekvienam yra tas tvarumas. Ar čia pas mūsų atsiras keliuose mediniai atitvarai, ar grįšim prie traukinių su mediniais solais, kaip Klaipėdo Radviliškis kažkada buvo. O nežinau, kas vat, kiekvienam iš jūsų yra tas tvarumas. Tai prašom, gal paimkit mikrofonus. Gal tada, Vyti, nuo jūsų pradėsim. Kas yra tvarumas geležinkeliam? Elektra. Tema yra pati
dabar svarbiausia ir daug apie tai šnekam, daug į tai investuojam. Dideli projektai vyksta su mūsų pagrindinės atšakos nuo Vilniaus iki Klaipėdos elektrifikacija, kas leis judėti elektriniam riedmenim ir tikrai turės ženkliai įtaką CO2 naudojimui ir mažinimui. Be abejonės yra visas žalesis kursas, tai testuojam technologijas susijusios su saulės energija, su elektros kaupimu dienos metu, kad galėtume panaudoti naktį. Tai šita kryptis, ir aišku, mūsų pačių žmonių mentalitetas. Išjungti šviesą, kai išeini vakare iš darbo, arba dėk sprendimą, kuris išjungtų už tave. Ten, kur gali keisti automobilius iš benzininius ar dizelinius į elektrinius, ten, kur gali, kol kas ne visur tą gali daryti, bet maži dalykai, kurie prasideda nuo mūsų pačių, kaip kokį pavyzdį užduodam savo, tas pereina ir į žmonių gyvenimus ir į rinką, vienaip ar kitaip. Dėkui. Justai, o keliuose? Tai iš tikrųjų tas tvarumo klausimas yra labai platus, galime per įvairius pjūvius tai žiūrėti. Iš tikrųjų, dėl apšvietimo, ką minėjo kolega, tai iš tikrųjų pas mus visas gatvių kelių apšvietimas valstybinės reikšmės kelių yra 100% visos lempos pakeistos, yra LED šviestuvai, tai mums net tas reikalavimas žalesis, kur yra iškeltas dėl apšvietimo, tai kaip ir nėra problemos kažkokios didelios. Bet taip pat turim tą tvarumą pasiekti ir įvairiuose cikluose, tai yra projektavimo cikle, įrengimo cikle, bet reikia nepamiršti ir priežiūros cikle. Tai tas tvarumas turi būti visose stadijose draugiškas, sakyčiau, aplinkai. Tai mes šitoj srityje įvairiausiais sakupjūviais judam į priekį. Tai ką ir dabar visai neseniai įgyvendino Grigiškėse, tam tikrą infrastruktūrą atsinaujinančią, į senutės triukšmą įrengiam panelės, kurios gamina elektrą. Tai gal trumpai tiek, paskui galėsim padiskutuoti plačiau. Asta, o kaip atrodo tvarumas iš valstybės reguliavimo pusės? Kaip jūs tą matot ir kur jūsų esminis fokusas? Tai, kadangi atstovauju vis tiek aplinkos ministeriją, tai pirmiausia, iš tikrųjų, ir tas politikos formavimas yra orientuotas į kokybišką ir sveiką aplinką, plačiaja prasme, tiek statybų, tiek visos supančios aplinkos, ne? Tai ir ne tik žmogaus aplinka aktuali aplinkos ministerijai, bet ir visos ekosistemos. Tai iš tikrųjų tvarumas aplinkos ministerijos pozicijoje yra labai platus. Bet jeigu kalbant apie konkrečiai kuruojamą, tarkim, mano sritį, statybą, architektūrą, tai iš tikrųjų mes susikoncentravę į tuos procesus ir jau yra pirminiai darbai padaryti, tai ties tuo, kaip visgi tą tvarumą pamatuoti statybos procese, nuo medžiagų pagaminimo iki jų perdirbimo. Tame tarpe, aišku, ir projektavimo, statybos visos, bet nuo pradinio etapo ir tas tvarumas, žinoma, labiausiai sietinas tai su CO2 emisijų visų apskaičiavimu ir turbūt labiausiai taip. Supratau. Tai pratęsiant tą reglamentavimo temą, čia visai neseniai dienos šviesai išvydo atsinaujinęs dokumentas dėl aplinkos apsaugos kriterijų taikant vykdant žaliuosius pirkimus. Teko ir mums asmeniškai diskutuoti dėl keletos vietų. Jau praėjo šiek tiek laiko. Kokia yra galbūt to sektoriaus dalyvių patirtis? Ar jie labiau žaliuoja? Ar iš tikrųjų mūsų aplinka tampa žalesnė? Tai kokia galbūt patirtis dėl to naujausių dokumentų ir jo taikymo realiuose situacijose? Tai realiai, iš tikrųjų, tie tokie pagrindiniai, aš netaip garsiai kalbėjau, ne? Tie tokie pagrindiniai gal pakeitimai, čia turėtų sektorius turbūt pasisakyti, mes turėjom indikacijų, kad buvo kažkokių nesklandumų, tai buvo atliekami pakeitimai 22 metais, šiuo metu irgi atliekami,
gavus atsiliepimų iš viešųjų pirkimų tarnybos, tai visada esame atviri ir girdim praktikus, tai sakau, konkrečiai turbūt negalėčiau pasisakyti, turbūt kolegos, ypač kelių srity ir geležinkelių infrastruktūroje turi gal daugiau patirties, bet mes visada atviri išklausyti ir linkę pokyčiams, jeigu jie tikrai pagrįsti ir argumentuoti. Supratau, tai jūs tai kaip? Padeda ar trukdo? Nežinau net kaip tą žodį teisingą parinkti, gal sakyčiau šokas buvo visiems. Ir kai jau atėjo ta diena, kai reikia taikyti, tada pradėjom diskutuoti, kaip sugebėsim taikyti. Mes kaip iš užsakovo pusės tai galim bet kada nurodyti, kad turi būti tam tikri reikalavimai, bet ta rinka sugebės tuos reikalavimus įgyvendinti. Tai iš to sekė susirinkimai su asociacija, tiek ir projektavimo, tiek ir Lietuvos keliai iš tikrųjų ir supratom, kad įgyvendinti tai yra beveik neįmanoma, nes tam tikri sertifikatai ateis tik po metų, projektai nėra parengti, kaip pasakyti, nėra numatyta projektuose pakartotinas medžiagų panaudojimas ir turėjom didelę problemą, bet iš tikrųjų diskusijų metu išsidiskutavom, pasižiūrėjom, ką reikia pakoreguoti, inicijavom tos pokyčius ir dabar tie pokyčiai kaip ir įvyko ir džiaugiamės jais, kad turime jau išdiskutuotus su rinka reikalavimus ir tikiuosi, kad problemų ateityje nebebus. Supratau. Vyti, kaip geležinkeliuose tų reikalavimų įgyvendinimas? Na, geležinkeliai dar iki reikalavimo atsiradimo mes visą laiką ieškojom būdų ir idėjų, kaip tą žalumo temą vesti ir būti tais flagmanais srity industriniai. Tai mes jau senai perkam tik žalę energiją ir esam tikrai didelis jos vartotojas. Kalbant apie reprodukciją ir panaudojimą mūsų įrenginių, tai testuojame jau kurį laiką kapitalinį iešmų remontą. Anksčiau tai buvo tiesiog keičiama ir leidžiama milijonai eurų. Dabar kartu su austrų partneriais galvojama, įmanoma turbūt ir kapitaliai sutvarkyti ir paleisti į antrą gyvenimą, tai irgi didelis indėlis iš mūsų pusės. Tai pabėgiai tie patys, kurie būdavo mediniai, bet suteršti chemikalais arba betoniniai, tai dabar testuojamės vėlgi perdirbtų medžiagų pabėgius, tai mes tokie nepriklausomai nuo įstatyminės bazės visą laiką ieškom, ką galime padaryti žaliau, nes tai mūsų yra pridėtinė vertė, mūsų išskirtinumas visoje industrijoje ir kuo daugiau tų idėjų, iniciatyvų mes įgyvendiname, tuo daugiau patraukiame link savęs mums reikalingo dėmesio ir vartotojų. Turbūt toks būtų mano komentaras. Dėkui. Labai įdomu klausyti tokių jau praktinių pavyzdžių įgyvendinamų. Gal dar yra kokių vykdomų pilotinių projektų tą temą, ar kažką suplanavę netolimoje ateityje, kažkokių tokių pabandymų, eksperimentavimų ir iniciatyvų gerų? Na, kas liečia, pavyzdžiui, pastatus. Mūsų pastatai paveldėti yra iš sovietinių laikų, jie yra visiškai absoliučiai neefektyvus, juos kapitaliai renovuoti yra labai daug pinigų, svarstome daugybės jų atsisakyti, o ten, kur galime užsikeisti su moduliniais, šiuolaikiniais pastatais, kurie turėtų aukštą energetinį efektyvumo reitingą. Turbūt dabar net neišvardinsiu iš galvos, bet sakau, komanda ir atskiri padaliniai ties to dirba kiekvieną dieną. Dirbtinio intelekto panaudojimas, aišku, mūsų veiklos planavime irgi duoda mums tokio tikslumo daugiau, kad būtų mažiau atliekama nereikalingų judesių, kurie vėlgi degina kurą ir tą pačią energiją. Tai gyvas galas tų visų iniciatyvų. Supratau. Jūs taip, kelių sektorių, gal vėlgi turite įgyvendinamų jau idėjų, planuojamų idėjų, kažkas tokio progresyvaus? Taip, turim ir, kaip ir minėjau, dėl triukšmo senučių, tai mes ir planuojame ir ateityje ieškotų tam tikrų vietų, kur būtų
geriausia rengti triukšmo senutę su saulės baterijomis, bet kokiu atveju ir planuojam plėsti elektromobilių įkrovimo vietas, bet gal šiai dienai, kas svarbiausia, yra būtent žvyrkelio asfaltavimas. Tai šitoje vietoje iš tikrųjų dirbam kabinetuose šiuo metu. Tai pagrindinis dalykas yra toks, kad tam, kad atpiginti žvyrkelio asfaltavimą ir pasimokant iš buvusios programos klaidų, planuojam žvyrkelius, kaip pasakyti, neiškasinėti viską ir naujai įrenginėti, o panaudoti esamą žvyrkelio konstrukciją. Tai iš tikrųjų, kaip ir anksčiau buvo, kaip TSDK teisės akte numatyta, kad galima panaudoti esamą konstrukciją, bet ten turi atitikti tam tikrus reikalavimus, kur 99% automatiškai jo nebuvo galima panaudoti, nes būdavo užterštas gruntas, filtracijos nebūdavo. Tai ką mes dabar darom su Vilnius Tech mokslininkais, iš tikrųjų tikslinam KPTSDK. Šiai dienai dar tik tais yra to pakeitimų stadijoje, kad būtų galima prie tam tikrų intensyvumų sunkio transporto panaudoti kuo didesnį esamos konstrukcijos. Ją stabilizuojant ar ją kitaip panaudojant, tai yra pagrindinis momentas, kuris tikrai bus tvarus sprendinys, jeigu bus jis patvirtintas, bet kaip ir žalią šviesą turim iš visų institucijų, tai manau, čia tokį proveržį gal ir pavyks padaryti, tai iš tikrųjų ir atpiginsim tuo pačiu ir žvyrkelius. Ir galėsim daugiau jų tiesiog išasfaltuoti. Tai čia, manau, pagrindinis mūsų dabar yra veiksmas, judesys į priekį. Jo, čia tokia įdomi mintis, čia iš statybų forumo buvo klausimas, ar tvarumas iš tikrųjų yra brangiau, bet tam tikrais atvejais tvarumas netgi yra pigiau. Tai nebūtinai, kas tvaru turi kainuoti brangiai, aišku, kol nenueinam į tam tikrus kraštutinumus. Asta, grįžtam prie reglamentavimo galbūt ir mes projektuotojų bendruomeniai diskutavom, galvom, ką čia pasiūlyti iš tikrųjų, kur ar ministerijai, kur čia geriau judėti, su kuo judėti, klausimų daug. Ir mes galvojam, kad turbūt pirmiausia mes turim kalbėti apie duomenis. Jeigu mes neturim duomenų, jeigu neturim matymo, mes nežinom, ar mes jau tvaresni labiau negu buvom vakar arba priešingai. Tai turbūt nuo duomenų sukūrimo, nuo sistemos sukūrimo, kaip tinkamai pasimatuoti, mes tvarėjam ar ne, aš manau, prasidėtų tas esminis progresas ir įgalintų pajungti ir kitus toliau sekančius veiksmus. Kaip su šito klausimu ir galbūt jau turit kažką paslėpę, mums dar nesakot ir ministerijoje ten vyksta darbas. Turim ir nepaslėpę. Ir vyksta darbas, tik sodnamiai dabar eterį užėmė, sumažinimas tam tikrų reglamentų. Bet jeigu rimtai, tai iš tikrųjų turim pažangos priemonę, skirtą valstybės biudžeto finansavimą ir projektas yra įsibėgėjęs, tai yra būtent statinių gyvavimo ciklo modeliavimo sistemos sukūrimas. Jį gyvendina aplinkos ministerija kartu su statybos sektoriaus vystymo agentūra. Ir ši sistemos sukūrimas, tai matuos visų statinių, tai ir kelio infrastruktūros, ir geležinkelių infrastruktūros, tai sistemos tikslas, kaip pačio projekto tikslas, tai yra pirmiausia sukurti metodiką. Metodika turi pasakyti, kaipgi visgi, kas yra tvaru tuose statiniuose. Tai šiuo metu jau yra prasidėję darbai, tai matymas yra toks, kad tvarumas turi būti matuojamas pirmiausia, tai nuo pagaminimo, kaip ir minėjau, iki perdirbimo, tai yra nuo gamybos, projektavimas, derinimas, statyba, eksploatavimo visas laikotarpis ir po to perdirbimas, jeigu atsisakoma statinio arba jau jo gyvavimo ciklas pasibaigia. O kriterijai būtų matuojami pagrinde per CO2 emisiją, per energijos suvartojimą ir per atliekų susidarimą. Tai čia tokie pagrindiniai tie kriterijai, bet aišku, jie ten skleidžiasi, platus. Ir tai tam pirmiausia metodika, metodikos pagrindų sistema, tada jau priežiūra, stebėsena, o galutinis rezultatas šito projekto yra, kad per 29 metus tai turės būti irgi visas teisinis reglamentavimas pakeistas, priežiūros sistema sukurta, kad 10% nuo visų ypatingų statinių būtų parengti ir atitiktų
tą gyvavimo ciklo modeliavimo sistemoje iškeltus tuos visus tvarumo tikslus. Tai žodžiu, esmė tokia, kad dar nėra matymo, kaip atrinksim tuos statinius, nes rezultatą mes vis tiek turėsim pateikti, nes tai valstybės biudžeto lėšos. Sistema, jinai turės irgi pamatuoti, tai ar tai bus alternatyva energinio efektyvumo visai sistemai. Čia viskas yra diskusijų klausimas. Per šiuos metus planuojame turėti pagrindą jau metodikos ir eisim diskutuoti apskritai su sektoriumi visų, kaip vertinti, o tada jau kiti žingsniai, kaip taikyti, kaip prižiūrėti, stebėti, kad kuo mažesnis būtų pastatų poveikis aplinkai. Supratau. Gal vis dėlto esat nusižiūrėję kokių kitų šalių tas gerasias praktikas, sistemas ir gal tiesiog tuo greituoju būdu bandysit kažką adaptuoti, kai kas juokauja, kad lietuviai yra tie mažieji kiniečiai, kur greitai pritaiko tas gerasias praktikas, tai gal vis dėlto... Kaip mes iš tikrųjų turėjom praėjusiai ką tik vyriausybei tikslą, kad būtų 50% organinių medžiagų panaudojimas statybose, tai tikrai buvom giliai analizavom analizę, buvo užsakomasis darbas KTU universiteto užsakytas, kaip žinot, tai nuo lapkričio 1 jau reikia taikyti pagal tą metodiką, sukurta visa ta sistema, bet kadangi bendradarbiavom su mokslininkais, tikrai nagrinėjom alternatyvas ir ta pradžia buvo tai Prancūzijoje, yra analogų, Skandinavijos šalyse, labiausiai galbūt mūsų tas panašumas buvo su prancūzais, bet aišku per Lietuvos visą prizmę. Bet mes visgi pamatėm ir per diskusijas, kai tas kaip čia buvo ta irgi organinių medžiagų, ta visa metodika kuriama, kad visgi reikia visą gyvavimo ciklą matuoti, visas medžiagas panaudojamas ir taip išsigryninom, kad mes visgi galim šiek tiek būti ir unikalūs, o ne vien nusirašyti nuo kitų. Tai tikrai yra, į ką galima. Šiandieninis pranešimas irgi rodo, kad pradžia yra, kaip čia, net ne pradžia, o yra į ką pasižiūrėti, bet vis tiek mūsų teisinė bazė atitinkama, tai vertinam kompleksiškai per Lietuvos tą visą reglamentavimą ir taikymą. Supratau. Jūs tai 29 metai taip atrodo toli, ką darysim iki tol, gal jau yra kokių iniciatyvų, pabandymų ir patiem kažkokių kitų standartų, kitų šalių standartų pritaikyti ir pasiskaičiuoti, pavyzdys, tai kiek ten tas 1 kilometras kelio to CO2 išmeta, kaip pavyzdys, gal jau turit kokių nors vidinių tokių projektų? Iš tikrųjų, šiuo klausimu diskutuojam su projektavimo asociacija, kaip irgi turėjom atskirus susitikimus, diskutavom, ką reiktų pasidaryti, nuo ko pradėti. Tai tokia išvada, kad reikia pradėti nuo pilotinio projekto, pabandyti pasiskaičiuoti tas CO2 pėdsaką ir pagal tai tada galvoti tos reikalavimus žaliuosius pirkimus rangos metu, gal kad rangovas pasiūlytų kažkokią technologiją ar įgyvendinimą, kad CO2, kuris yra paskaičiuotas, būtų sumažintas projektavimo stadijoje. Tai tokių idėjų turim, kol kas konkrečiai nesam pasirinkę nei objekto, bet diskusijų taip turėjom ir manau judėsim į priekį su to klausimu. Supratau. Vyti, geležinkeliuose, gal vėlgi turit tokių panašių patirčių jau ir praktikų, ar planuojat savo iniciatyvą galbūt daryti tam tikrus įsivertinimus ar tokius palyginamas analizės per CO2 prizmę? Tai dabar kaip tik baigiame skaičiavimus su ekonominių tyrimų organizacija, kur įvairiais pjūviais mums informacija apie geležinkelių naudą, visus efektus pateikė. Manau, kitą savaitę pradėsim dalintis jau su mūsų pagrindiniais stakeholderiais, taip vadinamais. Tai taip, tos skaičiavimus darome, manau, kad tai yra svarbu, kai eina kalba apie investuojamus valstybės pinigus į infrastruktūrą. Be abejo. Jeigu grįžtant trumpai prie Švedijos patirties, ar ne, baudimo, motyvavimo praktika arba, pavadinkim, galbūt už laimėjimus ar nemotyvuoti. Ar čia galėtų būti tam tikros politikos dalis motyvuoti rangovus, projektuotojus už kažkokius ekstra dalykus, ar ne?
skaičiuotas CO2 emisijas arba geresnius rodiklius finale po to pasiektus. Vyti, kaip galvojat, ar čia galėtų būti, ypač, pavadinkim, kad ir pilotiniuose projektuose, nežinau, pamotyvuoti, daryti geriau tą ekstra žingsnį? Aš nemanau, kad čia yra problema Lietuvoje. Mums reikia galvoti, kaip sustyguoti mūsų visą organizmą ir mechanizmą valstybinį, kad jisai dirbtų efektyviai. Piktybiškai kažkas kažko nedaro, geranoriškai darytų turbūt, jeigu mokėtum daugiau. Tai žaliasis kursas jisai yra brangus kursas ir šiai dienai tai yra prabangos dalykas. Matom, už Atlanto kokį sprendimą priėmė viena pagrindinių ar pagrindinė pasaulio ekonomika. Tai čia mes tikrai dar daug kur galime išspausti efekto dirbdami protingiau, mažindami savo biurokratinį procedūrinį aparatą ir ištraukdami iš to jau kapitalo, kurį galėtume investuoti į savo projektus sėkmingai. Tai baudimas ar ten skatinimas, jisai gali kažkiek tai suveikti. Man tas baudimas, čia kas kaltas šitą temą, iš vis tokia. Įdomesnė, aš labiau turbūt fanas esu tuo, kad padaryk greičiau, geriau, duosiu tau daugiau, negu raganų medžioklę užsiminėti. Jūs tai? Iš tikrųjų geras klausimas, apie baudimą turbūt neturėtų būti kalbos, tai aš vis tiek eičiau link to projektavimo stadijoje, mes ir planavime turėtum daugiau dirbti ir užprogramuoti tvarius sprendinius, o rangovai liktų tik juos įgyvendinti. Arba, aišku, galėtumėm organizuoti tokį konkursą, kad jis dar galėtų pagerinti. Tai aš manyčiau, kad mes turėtumėm visą energiją dėti į planavimą ir patį projektavimą, dirbti ten ilgiau, daugiau, daryti didesnį kiekį tyrimų, kad būtų tvarūs sprendimai, o rangovai liktų tik juos įgyvendinti arba, aišku, juos pagerinti dar labiau. Tai, sakyčiau, čia baudimo kažkokia neturėtų būti. Supratau, visi girdėjot, nebesiūs vėl Lietuva daugiau delspinigių pranešimų, tik tai skatinamasis. Už Marių šiandien kalbu, tai... Tai jo, kaip gaila, bet diskusija vis tiek mūsų artėja prie galo, tai aš norėjau padėkoti. Apie paskatinimą norėčiau. O, labai gerai. Tiesiog aš galvoju, norėtųsi visgi irgi pasakyti. Aš tai galvoju, kad per gerąją praktiką, per geruosius pavyzdžius, parodymą, tai irgi yra paskata būti matomam, jeigu tai yra geri objektai. Ir iš tikrųjų mes jau 23 metais kartu su Kultūros ministerija esame įsteigę nacionalinius architektūros apdovanojimus. Tarp tų apdovanojimų yra 8 kategorijos ir viena iš jų yra tvarumas. Dėja, 23 metais nebuvo tokios geros praktikos ir nebuvo apdovanota, bet ir neturėjom tikslą, turim tikslą, kad tikrai apdovanoti gerąją praktiką, gerą objektą. Tai iš tikrųjų einam tą linkme, bet per skirimą dėmesį, nes apdovanoti visi objektai buvo ir LRT laidų ciklas apie apdovanojimas, buvo tarptautiniam lygmenį irgi pasižymėjęs tam tikras architektūrinis objektas, bet tai per viešumą, per gerąją praktiką, manau, tikrai galima irgi skleisti geruosius pavyzdžius ir eiti link to tvarumo. Sutinku, tikrai reikia pasidžiaugti gerais pasiekimais, ar ne, tikrai pritariu. Dar kartą dėkui ir visiems linkiu vienas kitą pasiekti tvariau. Ačiū. Ačiū.